Taip. Rytinis trafikas. Rytiniai signalai. Vėsus rytas. Dar gal kas, nežinau kiek dabar, 11 laipsnių. Bet šiandien bus karšta. Šiandien daug kilometrų matau. Beveik 300. Nesakysiu turbūt, iki kur man reikia nuvažiuoti. Nes vėl planai gali pasikeisti labai greitai. Kaip sugalvosiu, bet žodžiu, šiandien bus nemažai važiavimo, mažiau stoviniavimo. O, kai sukišti ožiukai normaliai ilsisi, normaliai jo čia sukišo, eik tu savo. Kosmosas, dakai tos ožius čia sukišo. Ir nesiskundžia, kad jiems blogai, eik tu savo. Ir šiandien yra paskutinė diena, kai galioja mano eSIM-as. Tai man šiandien arba rytoj ryte būtinai reikia įsigyti naują eSIM-ą. Reikės susirasti Vietelio parduotuvės, čia ryšio provideris Vietname. Geriausia kaina, geriausia paslauga, geriausias ryšys. Gaunasi, sakau, kokie 7 gal eurai mėnesiui, neribotas internetas, bet maks per dieną 5 ar 6 gigai. Man čia visiškai absoliučiai pakanka. Tai reikės, sakau, arba šiandien vakare, arba jau rytoj. Nes šiandien sekmadienis, tai greičiausiai nedirbs salonai. Rytoj ryte reikės įsigyti eSIM-ą. Nes be interneto šiais laikais kaip be rankų. Net ir be rankų ir be kojų. Kažkoks nuobodus rytas. Ir kalbėti nesinori. Ir vaizdai va tik tai tokie va, kažkokie maži kaimeliai, miestukai. Nieko neįsiskiriantis, visi vienodi. Užstoja visą gamtą, nesimato nieko. O šiandien tiek tingiu, kad netingiu. Tingiu sustot, droną išsitraukt. Nufilmuot va šitą gražią pakrantę visą, labai gražiai atrodo. Gražus tiltas, gražus vaizdas atsiveria. Ir ne visai nuobodus gaunasi važiavimas šiandien. Yra retkarčiais ką pasižiūrėti, kuo pasigrožėti. Kažkaip jau apsiprantu po truputėlį su ta gamta, su tom džiunglėm, su tais vaizdais. Kažkaip dingsta po truputėlį tas džiugesys. Akis pripranta ir viskas, ir jau viskas vienodai. Svarbiausia, kad neatsibostų važiuoti, nes dar važiuoti mano šitoj kelionėje yra pakankamas kelias. Dar turiu ką pamatyti, dar daug kas pažymėta.
Tik pašneku, kad vaizdai vienodėja ir viskas nors išlenda. Viskos grožis, graži gamta, graži užtvanka, gražus vaizdai. Tai va, nereikia niekad nusivilt ir priprast. Viskas nors išlenda. O net ir vaizdais galima nesigrožėti, o tokiais keliais leistis žemyn ar kilti į viršų, nesvarbu, bet tokiais vingiais į kairę, į dešinę, į viršų, žemyn, iš dešinės į kairę. Mojuoja žmonės, šypsosi. Vitamino D gauna pakankamai saulės, džiaugiasi. Mes tik vakariečiai pertekė visko, pastoviai skundžiamės, mažai. O jie čia vietiniai tikrai turi mažai. Ir jie džiaugiasi, šypsosi. Mes susitraukę, susigūžę, susiraukę būnam pastoviai. Kad būtų mažiau nuošliaužų nuo kalnų Vietname, žiūriu, čia tokį sprendimą rado. Padaro va tokius laiptelius žemyn. Nutekėjimui vandens. Teka ir laipteliais žemyn. Važiuoti dar porą valandų, 80 km iki spoto, kurį noriu pamatyti, kuriame noriu sustoti. Ir po jo jau visai ten netoliese bus miestelis, kuriame aš apsistosiu, manau, porai dienų, pailsėti, atsikvėpti, ir ten yra ką, man atrodo, pamatyti, jeigu netingėsiu, reikės pasivaikščioti, kažkiek gal ir pavažiuoti reikės. Oho, peršapau kalniuką. Taip ir padangą galima prakirsti. Daiktai vietoj. Tai va, tai sustosiu tą miestelį. Šiandien tikrai matau, kad nebūsiu naktį, nereikės anksčiau stoti. Pabūsiu ten porą dienų, pasižmonėsiu, pasižiūrėsiu, pasigrožėsiu, pafilmuosiu, nes labai išreklamuotas to miestelio regionas. Vienas iš didžiausių traukos centrų, turistų traukos centrų Vietname. Pažiūrėsim, kol kas nesakysiu, kur būsiu, kas per miestelis. Bet jau šiandien šitame epizode tikrai aš jį pasieksiu be problemų. Ir subiniai jaučiu, kad skauda, noriu poilsio, nes nuvažiuota šiandien 250 km, pakankamai lyg atrodo kelias buvo normalus, bet išvargino mano subinį, noriu pailsėti, noriu nueiti pavalgyti kažkur. Kas čia dar? Na ir dabar galiu jau atskleisti, kokiame mieste apsistosiu. Porai dienelių. Tai yra Sapa. Vienas didžiausių traukos centrų Vietname, garsus savo ryžių laukais, taip pat Sapos regione. Yra aukščiausia Vietnamo viršukalnė, į kurią varysiu, galiu atskleisti kito epizodo metu. Ten bus turistų, bet noriu pasivaikščioti, nes čia važiuoju visą laiką. Kojas pralankstyti reikia. Tai va, tai pabūsiu mieste pavadinimu Sapa. Ten net nebejoju, turistų bus daugybė, nes, kaip ir sakiau, vienas didžiausių traukos centrų Vietname. Nu, bet tai ką, nieko nepadarysi. Tai va, pabūsiu ten, taip pat vienas iš planų
į aukščiausią viršukalnę užlėkt Vietnamo. Aišku, kopsiu aš tikrai ne pėstute. Keltuvu. Mačiau, yra keltuvas, galima bus užkilt, pasigrožėti vaizdais. Tai va toks planas, dabar liko nuvažiuoti iki viešbučio, nes jau užsibukinau. Homestėjaus nesibukinau, nes buvusiu 2 dienas, noriu pailsėti, ramiai pabūti. Jei norėsiu kažkur neramiai pabūti, išeisiu į miestą. Tai va, važiuot, kas čia man 30 minučių, 15 kilometrų. Nuvažiuosiu, įsikursiu, iššoksiu į dušą, reikia dar susiorganizuoti skalbimą drabužių, nes visas purvinas, dulkėtas, dulkių tiek gavęs per pastarąsias dienas, kad baisulinis dalykas. Reikia biškelį atgaut spalvą, švarą. Nes nespėjau čia valytis ir vizoriaus šalmo, ir kamera pastoviai dulkėse. Ir kvėpuoju pastoviai dulkėmis. Reikia kažkaip tai atsigaut. Bet už tai pavažiavau normaliai. Vėl kelio darbai. Nukas kažką kažkur kažkaip ir tada praleis kažkada. Nukasinėja gruntą ir meta viską žemyn. Atidarė keliuką ir dabar iš 2 pusių milijonas motociklų varys. Ir koks tvaikas degalų aplinkui. Jei, pagaliau kažkur pravažiuota. O. Normaliai. Penkiom juostom iš priešinių. O taip, toks ir judėjimas. Va tai va, pastovėjau, bet gerai pastovėjau, šikną pailsinau. Ir liko čia kažkiek kilometrų, 20 minučių važiuot, 10 kilometrų. Visai čia pat. Taip, būtinai reikia Sapui nusipirkti džemperį, nes aš tikrai sušalsiu arba striukytę kokią sportinę. Nes aš tikrai sušalsiu. O šalt nenoriu, noriu išeit, noriu pasivaikščiot, noriu nueit pavalgyt. Štai kelio darbų. Technikos. Galima aš pravažiuosiu ramiai. O, ačiū.
Jo, ta visa smala, ta kelio dangos tas kvapas, tai toks... Kažkur čia. Čia. Restoranas, o kur čia kas? Na, pasižiūrim, ką navigacija rodo. Ką jinai man čia turi rodyt? Kur aš čia? Sapa Center View Hotel. Koks čia adresas? 80. 83. Sky kažkoks. Na gerai, ieškau. Palikau mocą ir viskas ir galiu eit pėstute pasivaikščiot. Tai va, Sapa miestas kalnuose, visiškai šlaitas, kalno papėdė. Kol nepratęsiau, einu kaip tik pro rankdarbių turgelį, laiptais leidžiu žemyn. Visokių gaminių čia pilna. Nežinau, kiek jie autentiški, nors atseit moteriškė sėdi siuva kažką, bet kažkaip tai labai čia viskas vienoda. Man atrodo, gauna šabloną kažkokį ir tiesiog susiuva ir viskas, nei čia neria, mesga ar kaip čia pavadinti. Tai va, tai miestelis papėdė ant šlaito. Visur laipteliai įkalnės, tai čia norint kažkur nueiti. Sakykim, man šiuo atveju nuo viešbučio į centrą patį reikia leisti žemyn, bet po to reikia lipti į viršų. O tai menkas malonumas laipioti, nes pakankamai stačios įkalnės. Net nežinau, kur aš čia buvau, ar kažkur tokias stačias įkalnės mačiau, kur esu buvęs. Maltoj gal vietomis. Tai va, Sapa tai toks turistinis miestas, kuris garsus savo ryžių laukais. Bet aš pakankamai mačiau tų ryžių laukų. Nežinau, ar aš iki jų važiuosiu, bet šiandien yra noras nuvažiuoti į Fansipan viršukalnę. Aukščiausia Vietname viršukalnė ir netgi visoje Indokinijoje. Tai iš Sapos yra keli variantai, kaip tenai nuvykti. Galima iš traukinių stoties važiuoti iki keltuvo arba atsidurti jau tiesiai prie keltuvo ir iš ten keltis į kalną. Yra dar vienas būdas, galima kopti į kalną, žygiai yra, netgi organizuojami turai žygių, 1-3 dienų. Žygių aš neimsiu, bet ir traukiniu nevažiuosiu iki keltuvo, nes tiek dienų važiavus norisi prasieiti, tą ir darysiu. Eiti gal kažkur pusę valandos iki keltuvo, kaip tik išsiblaivys oras, nes toks rūkas kalnuose, tai vaizdo gražaus kol kas nėra, bet kol nueisiu iki keltuvo jau turėtų būti gerai. Dar plus vienas faktas, kiek pamenu, tas keltuvas, kuris kelia į kalną, yra pats ilgiausias ir aukščio prasme aukščiausias keltuvas pasaulyje. Turiu galvoje, kad kilimo aukštis pats aukščiausias pasaulyje. Joks kitas keltuvas nekelia tiek pasaulyje, kiek šitas. Dabar atsisėdau centriniai miesto aikštėj. Va, priešais mane netgi yra katalikų bažnyčia.
vakare čia visas veiksmas, daug turistų, bet ir daug gatvės pardavėjų ir visi lenda pardavinėti kažką. Vakare irgi prisėdau čionai ir iškart viena moteriškė priejo, kažkas pamatė, kad su manim šneka pardavėja, dar viena mergaitė priejo, kažką stumt bandė, tas pačias prekes, kurias tik rodžiau eidamas. Visokie rankinukai, žaislai, siūti piniginės ir panašiai. Tai skau, ir mergaitė prie, ir po to dar viena mergaitė prie, ir visi apspito mane pirk. Nu, žodžiu. Gausi taip, kad iš pirmosios moters nupirkau 2 mažas tokias siūtas piniginės. Norėjau už vieną 100 pinigų, 100 000, kas čia 3,5 gal eurų. Nusiderėjau iki 2 piniginių už tą patį 100. Tai va, bet, sakau, mergaitė dar viena priejo, įsiūlė man tokį siūtą triušį. O mano vaikas turėjo triušį, labai patiko, labai mylėjo, tai galvoju, reikia paimti triušiuką, toks simbolinis suvenyras. Tai nepagailėjau ir 100, nes vis tiek vaikas pardavinėja, vaikas prekiauja ir angliškai pakankamai gerai šnekėjo, tai kodėlgi ne. Tai va, tai tiek, o dabar kaip atrodo Sapa iš viršaus pažiūrim, kol dar nepradėjau eiti link Pansipano keltuvo. Žinoma, aš labai protingas. Pirmiausia, iš viešbučio nusileidau žemyn. Pafilmavau. O po to tik tai pasižiūrėjau, į kurią pusę man eiti link to cable karo. Link keltuvo į Fansipaną. Ir pasirodo, man reikėjo grįžti atgal. Žodžiu, į kalną reikėjo vėl lipti laiptais. Vienais kitais. Tai va, turėsiu haiko truputį. Ko norėjau, tą ir gavau. Norėjau pasivaikščioti, va ir einu. Dabar eiti 45 minutes reikia iki keltuvo. Pasivaikščiosiu, užkėlsiu, pažiūrėsiu, pafilmuosiu. Ir maždaug šiandien tokie planai. Vakare pavalgyti kažką. Dabar jau tik pro kavinukę, bet dar rytas valgyti nenoriu. Pamačiau banmi yra. Tai reikės. Noriu to batono, tos bulkos. Ir kol sėdėjau centrinėje aikštėje ir filmavau. Žinoma, po filmavimo palaukė, išlaikė momentą, gatvės pardavėja. Vėl su savo šmutkiam prieėjo, užkalbino. Sako, pirka nors. Sakau, vakar apsipirkau, viskas gerai, man nieko netrūksta. Tu sako, vakar pirkai, šiandien nauja diena, gali šiandien ką nors dar atpirkti. Pasijuokėm. Ir padėkoju vietnamietiškai. Vietnamietiškas ačiū yra kaman. Jau ne vienam epizode turėjo girdėtis. Pastoviai visiems dėkoju. Tai sako, sorry, pas mus čia šiauriai vietnamietiškai niekas nekalba. Opa, toks siurprizas man. Ja, pasirodo čia kitos kalbos šiaurėje. Gentis visokie, kaimai, kaimeliai su savom kalbom. Taip, kad čia vietnamietiškai nelabai kas ir šneka. Aišku, tą kaman žino, bet
iš karto pasakė, kad sorry, pas mus kita kalba. Su šypsena be jokių problemų, be nieko, viskas gerai, bet žodžiu, tokia naujiena man buvo. Gal ir normalu, tokia didelį valstybei, daug dialektų, daug kalbų, nes ir tas Vietnamas buvo ir su Kambodža, ir su Laosu kartu vienu metu, ir japonai buvo, man atrodo, čia užėję normaliai. Na, apie amerikiečių, Vietnamo ir Amerikos karą, jau čia kita tema. Tai kaip prikolas, ateinu iki cable karo to visą kompleksą. Sako, tiksliau nesako, kaba iškaba, kurioje parašyta nuo lapkričio 16 saugumo sumetimais. Cable karas neveikia iki gruodžio 16 kažkas tokio. Karočią, nepakilsiu į aukščiausią tašką, jis kažkur va ten. Va ten kažkur. Aukštai, nežinau, per rūką gal dar nesimato. Nu, žodžiu, pravalas. Lieka eiti tai į barą ir gert gaiviuosius gėrimus. Žodžiu. Nu, pliusas tame, kad prasivėjau normaliai pusvalanduką kažkur į kalną pastoviai. Tai čia jau neblogai. Bet kad nepakilsiu šitą kalną, tai čia yra didelis nusivylimas. Tikrai, jeigu sakykim vakar, ar kada čia, praeitam epizode, žodžiu, praskipinau urvą, į kurį įvažiuoti atseit buvo galima. Praskipinau tą stiklinę platformą ant kalno šlaito. Tai ten buvo niekis. Nelabai pergyvenau, bet kad dabar nepakilsiu šiandien į Fancy Paną, tai čia yra labai didelis nusivylimas. Žodžiu, dabar keliausiu atgal iki miesto ir nežinau, iš to liūdėsio eisiu šopintis ar ką daryti. Nežinau. Vakar įsikūriau viešbutį. O čia šalta vakarais, labai šiandien ryte pabudau 5 laipsnių šilumos, bet saulė švietė, tai pojūtis, kai 12-15 laipsnių. Žodžiu, vakare vis tiek norėjosi išeiti į miestą, pasižvalgyti, kaip tas miestas vakare atrodo. Užsukau į parduotuvę, Sapos centre, žodžiu. Drabužių kažkokia parduotuvė, ale iš parduotuvė. Ir ten, aišku, brandai North Face'as, Nike'as, Adidas'as, you name it, kaip sako. Tai, žodžiu, nusipirkau Gore-Texo striukytę. 27 gal euriukai. North Face, Gore-Texas, žodžiu, labai miela striukytė. 27 eurai, kažkur panašiai kainavo. Gal net ir tiek nekainavo. Tai va, tai einu dabar iki miesto, gal po miestelį pasivaikščiosiu, gal eisiu pasišopint, sakau, iš to nusivylimo, kaip moteris. Nu va, Pikachu išplautas iš 3 karto, nes turėjausi plovyklas, tiksliau į pirmą užvažiavau, ten net ne plovykla. Į antrą užvažiavau, sako, neplausiu, nu okei. Trečioji nuplovė už 30, už 1 eurą. Taip pigiai dar neplovau. Neskaitant to atvejo, kai tiesiog nemokamai nuplovė. Va, o kol stovėjau, pagalvojau, kad ką aš ten kambarį gulėsiu, ilsėsios, važiuoju iki Ryžių laukų, pasižiūrėsiu. Bent jau kažką Sapoje gal pamatysiu. Tikiuosi, čia nebus dar vienas nusivylimas ir matysis bent jau tie ryžių laukai, ryžių terasos, net ne laukai.
Tai va, pavyko pamatyti kažkiek Sapos ryžių terasų, nors ir sezonas baigėsi, viskas uždengta, viskas nurinkta, bet bent jau vaizdas susidarė, kaip čia viskas atrodo. Galima įsivaizduoti, kaip čia vasara atrodo. Kam įdomu, gali susirasti video YouTube, pilna, aš įsivaizduoju, apie Sapą, apie ryžių tas terasas čia. Šorcų video, dar kažką pilna. Man tik reikėjo pačiam tai pamatyti, nesvarbu, kad ir ne pats gražiausias vaizdas, koks galėtų būti, bet visai smagiai atrodo. Tai va, užsidėjau varnelę, kad čionai pabuvau ir galima judėti dabar jau šiandien į viešbutuką. Ir jau čia pat mano viešbutukas. Tai su šia gaida ir pabaigsiu šitą epizodą. Galvojau, kad nieko čia nesigaus, tai Sapui visur vien ne sezonas, bet kažkur pavažiavau, kažką pamačiau, tiek, kiek buvo įmanoma pamatyti. Ir viskas, tada dabar jau susitiksime tik tai kelyje. O jau po to, po šio epizodo pradėsiu kelionę link, kaip sakiau, Sapa vienas pagrindinių turistinių centrų. Tai važiuosiu jau link pagrindinio turistinio centro, ten, kur jau visi važiuoja. Tai kelias, mačiau, ne per ilgiausias. Gal sekančiam epizodui jau net ir pasieksiu tą miestą, to turistinio centro, bet, žodžiu, esmė bus keliai ir vaizdai to viso grožio. Tai va mano apartamentai. Susitiksim kitame epizode.